Sveiki videoblogo žiūrovai, dabar yra antradienis. Antradienio vakaras, jeigu būtų tiksliau. Ai, nefilmuoti. Ui, dublis antras. Dabar yra antradienio vakaras, Lietuvoje 9, čia be 5-8. Mes su mano dukryte atvažiavom į Białystok, Lenkijoje, nes rytoj aš turėsiu reikalų, kas yra susijęs su Uzbekistano rinka. Ir apie tai videoblogę papasakosiu. Dar matyt atnaujinsiu kažką, kas yra susijęs su Lenkija. Tikrai daug dirbsim su parkingu. Mūsų vadovė padarė strategiją parkingo reklamavimo ir pardavimų didinimo. Atnaujinsiu kokias sumas, nes iš tikrųjų prieš tai būsiu 16 000 eurų. Kada rytų sienos buvo gyvos, tai liko vargani. Pasakysiu kokie tūkstančiai. O dabar einam rūpintis, nes aš rytoj turiu išlėkti iki Varšuvos, tai dukrytei turim nupirkti pusryčius, nes aš 6 ryto išvažiuoju. Turim nupirkti pietus ir šiaip pasirūpinti, kad jinai visai gerai praleistų laiką pas mus Białystoko ofise. Viskas, esam mūsų apartamentuose, dukra daro reviziją, žiūri, ar galės rytoj pasigaminti pati pusryčius. Tai išvažiavau šiandien maždaug apie 4. Iš tikrųjų nepasisekė su keliu, nes buvo pagrindinis kelias uždarytas, nes mes dabar važiuojam dažniausiai per Kauną. Tai pirmas nepasisekimas tai buvo tai, kad 4 išvažiavus 5 valandą papuoliau ant Kauno kamščių, tai nedarykit taip. Antras nepasisekimas, kad dabar remontuojama yra dalis, bandoma sujungti remonto ir autostrados ties Marijampolė, ties Marijampolės nusukimų. Ten buvo kamštis, ilgai pastovėjom. Ir trečia nesėkmė, tai kad pavažiavus autostrada tarp Augustovo ir, nežinau, Varšuvos vadinkim, kur yra mums nusukimas, tai stovėjo policija ir buvo uždaryta ir neleido nusukti, tai važiavom tokiais kaimeliais, siaurais keliukais, bet šiaip taip atvažiavom. Tada jo šaniuką apsipirkom, tėtis leido visokių nesąmonių prisipirkti, ar ne? Tai rytoj jau galės leisti laiką kaip norės, paliksiu šiek tiek zlotų pakeičiau, mergaitė galėtų kažką tai nusipirkti. Apvažiavau parkingą savo, tai iš tikrųjų atrodo liūdnai. Jeigu dar prieš kokius 2 metus rastumėt mano vlogą, kur aš sakiau, kad geriausias biznis, kurį aš kada esu padaręs, tai yra parkingas, kuriam nieko nereikia daryti, jisai tiesiog atneša pinigus, tai jisai atneždavo per mėnesį, geriausią mėnesį yra atnešęs beveik 17 000 eurų. Tai dabar pasikeitė visiškai situacija, parkingas yra praktiškai tuščias, šiandien tuščias, stovi viena lenkiškais numeriais mašina, viena lietuviškais ir viena Hegelmano priekaba pamesta. Tai šiaip iš tikrųjų reikia kaip tai įgyvendinti kažkokią strategiją. Tai direktorė lygtai pasiruošė, atsiuntė man prezentaciją. Tai norėčiau rytoj vakare sėstis prie jos dar prieš išvažiuojant, nes kažkaip reikia judėti į priekį, nes kažką reikia daryti. Mano akim aš promautinčiau kaip būdamas lietuvis, tai lietuviam. Mačiau pravažiuodamas keliuose parkinguose, kad čia stovi labai daug lietuvių. Tai tiesiog lietuviai tikrai galėtų būti mūsų potencialūs klientai. Jinai lygtai, kad kreipia dėmesį į Lenkus. Gal irgi gera strategija, aš tiesiog išklausysiu, nes labai noriu, kad žmogus pats priimtų sprendimus ir pats būtų už tai atsakingas. Tai apie parkingą rytoj plačiau. Šiandien poilsis, laikas su dukryte, jis nejaučia eina iš proto. Ir rytoj darbai. Tai rytoj aš 7:30 turiu susitikimą sandėly, o paskui 11 valandą jau su uzbekų, lenkų prekybos rūmais judėsim link tos rinkos. Tai tikrai bus gerų, šviežių naujienų jum, ypač tiem, kuriem rūpi naujos rinkos, nori jas užkovoti, apie jas galvoja nuolatos. Aš pažadu viskuo dalintis praktiškai laivu, tikiuosi, kad bus naudinga. Ir ką, iki rytdienos. Rytas ankstyvas, apartamentai, kiti 2 irgi užimti, tai nereikia labai reikalot, tegu visi miega. Pažiūrim, kaip parkingas. Oho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 priekaba. Labai liūdna. Jeigu praeitų metų užkrovimas buvo nors 33% nuolatinis, tai šiemet dar prašiau. Biškį kavos pergeriau. Vakar tikrai sąžiningai per daug pergeriau kavos ir šį kartą labai prastai pailsėjau, nes matytas gilus ir geras miegas buvo kavos sugriautas. Tai šiandien pažadu mažiau kavos, daugiau vandens ir manau, kad per šiandien dieną sutvarkysim. Tai dabar 3-4 svarbus elektroniniai laiškai, kuriuos sugalvojau per naktį.
Kodėl dar gal Deepsleekas buvo blogas, nes vis nuolatos galvoju, kam, kur, ko neišsiunčiau, ką, kur nepadariau. Tai turiu tokį wordą, susirašau viską, bet būna, kad kažką pamirštu užsirašyti, paliku laišką tipo neskaitytą, paskui pamirštu tą laišką atsidaryti, nu ir viskas va taip pasimeta. Tada naktį prisimeniu ir skubiai bandai padaryti. Liuks, tai startuojam, šiandien yra trečiadienis, 21 diena, padarom ir lekiam į Varšuvą. Galiu šiek tiek parodyti apie, ką mes čia turim. Žiūrėkit, turim tokį ramą, Dodžiuką. Jisai, tarp kitko, yra areštuotas už skolas. Mes jį čia saugojam, moka už jo parkingą. Ačiū Dievui, kas jeigu jūs norit susidomėję, rašykit, paderinsiu kainą. Tada turim kitų klientų, labai rimtų verslininkų, kur veža tokias mašinėlės. Šitie klientai, tarp kitko, irgi nori atsiskaitinėti mašinom. Turi matyti labai gerus kanalus nupirkimo, nes kainos, aš sakyčiau, negu rinkos 10-15 tūkstančių geresnės eurų. Tai šitas mašinėlės šiek tiek generuoja pajamas, bet šiaip galėtų būti tų pajamų daugiau. Tai iš tikrųjų parkingo, mano atrodo, strategija būtų siūlyti, kad daugiau darytumėm reklamos informacijos, kas yra susiję su parkingu, tai yra lietuviam, kurie pro Bialystoką grįžinėja. Nežinau, tarp kitko, kodėl jie grįžinėja pro Bialystoką, nevažiuoja ten tiesiai Varšuvos autostrada, bet jeigu jie čia važiuoja, jie čia galėtų sustoti, pailsėti ir, kaip sakant, gauti visą servizą, nes šitą mūsų šauniam namukį turim viską ir tas viskas yra tikrai labai komfortiška vairuotojui. Ta prasme, tu jeigu esi transporto įmonės savininkas ir tu savo vairuotoją, sakant, priduosi į šitą parkingą, tai ir krovinys bus saugus, ir vairuotojas bus patenkintas, ir bus pailsėjęs. Ir man atrodo, tavo verslas visai eisis kitaip, nes nebus tų tokių nelaimių, kurias padaro vairuotojai dėl to, kad neišsiilsi, neišsimiega. Vairuotojas gali eiti miegoti ir į apartamentus. Per pastarąjį mėnesį turėjom 2 vairuotojus, kurie nakvojo apartamentuose. Pats vairuotojas matyt susimokėjo, ne įmonė, bet tai irgi kuo toliau, tuo matau, kad šitas trendas auga ir tai normalu. Iš tikrųjų, jie žmonės nemažai uždirba ir gali sau leisti šitus dalykus. Matau, Gentį tikrai važiuoja į Angliją. Matot lipdukas? O tikriausiai, kad pas mus neužsako. Tai reiškia, Gentį reikia spustelt taip, kad iš tikrųjų samdytų mus Anglijos deklaracijom daryti. Gentį yra labai svarbu. Greitai nespėjo net kameros jungti. Tai viskas, esame Chamber of Commerce Industry Uzbekistan. Eilutė maža. Užėmiau savo merginam. Merginos pas mane rūko. Lenkis labai mėgsta rūkyti iš tikrųjų. Tai aš vienintelis užėmiau eilę. Tai greičiau. Čia va Uzbekistano vėliavų. Nu ir susidomėjimas labai didelis. Bus ką, manau, papasakoti. Čia va Azija Sirotkova. Objektai. Nežinau, kas šį per vietą, net neįsivaizduoju. Kažkur Varšuvos centre. Liubielskiego 26 centras. Nazwisko Adomavičius. A literka. Bet koks privalumas, kad išmokau lenkų ir rusų kalbą. Įsivaizduoju, kiek aš čia galiu daugiau pasiekti, negu kitas lenkas. Kur dabar masiškai? Matau. Eksportowane z Polski są głównie produkty takie jak mięso i podroby zdrowiu, karma dla zwierząt. Viskas, Bialystokas, Bunastos ofisas. Blema, tiek daug turiu jums papasakoti, bet tokia įtempta ir greita diena buvo. Gal biškiai kažkokį padarysiu pauzelę, biškiai atsipūsiu ir tada bus kažką papasakosiu. Nu, tikiuosi, čia paskutinis sustojimas Orlene. Užsipilu kuro, išnaudosiu depozitą, kurį turim sudėję Orlene. Patinka man šitie Orlenai ir kuras dar pigesnis biškė. Ir šausim su dukrytė į Lietuvą, o rytoj jau pasikalbėsim, ką man pavyko šiandien susižinoti tam Uzbekistano, Lenkijos prekybų namuose. Tikrai labai daug informacijos, vien tik tai sužinojau, kad 69 milijardai apyvartos yra Uzbekistano tarp Europos Sąjungos, tai yra milžiniški pinigai. Tada, kas man labai patiko ir ką aš sužinojau,
tai kad vis dėlto Lenkija yra trečia jų šalis pagal prioritetus, tai irgi visai neblogai čia vystyti. Žodžiu, yra ką jums papasakoti. Tai rytoj nauja energija, naujom jėgom tikrai papasakosiu. Dabar yra pusė 7 ryto, vis dar labai blogas laikas YouTubint, nes dar tamsu. Bet aš einu į sportą. Labai organizmas nenorėjo, jūs net neįsivaizduojat, ką jisai norėjo pasakyti man apie šiandien dieną, kad ir koščių, ir galvas skauda, ir mailai neatsakyti už vakar visą dieną. Ir svarbius sprendimus reikia priimti, ir žmona lovoj. Ir ko tik tai nesakė, kad tik tai neičiau. Bet aš vakar avansų šiek tiek pasiskolinau iš savo organizmo. Tai yra 10:30 valgiau spurgų, geriau saldžių gėrimų. Ir suprantu, nes vakar su dukryte važiavau, tai norėjau, kad mano dukrai tos visos kelionės, tie pervežimai asocijuotųsi su fainais dalykais, su jaukiais. Ir aš žinau, kad jinai su manim važiuoja tik tai dėl to laiko, kol mes važiuojam, kol mes stovim į kolonėlės, kol mes žiūrinėjam visokius skanumynus, kol turim kažkokį aiškų planą. Tai gyvenimas susideda ne tik tai iš verslo, kontaktų, bet gyvenimas susideda ir iš bendravimo, ir iš artimųjų. Ir tu turi tarp to laviruoti. Tai žinodamas, kad aš vakar pasiskolinau ir avansą privalgiau MC spurgų, net 2 suvalgiau 10:30 vakare, tai jau šiandien labai sunkiai atsikėlęs, jau išvedė šunis, nes irgi jeigu jų neišvesi, tai jie visus man sukels. Ropoju po truputį link fitboxo studijos. Gerai, kad ne čia yra prie man namų, tai aš einu pėsčiomis, tai biškį atsiaušinu, ateidamas, nueidamas, tikrai padeda. O apie vakar dieną. Tai vakar dieną atsikėlus, pirmas taškas tai buvo Spedi Group ir mūsų Bunastos kartu atidarytas sandėlys. Atidarėm kartu su jais muitinės sandėlį. Iš tikrųjų tai yra apie 40-50 km nuo Varšuvos. Kol kas 200 € paletinių vietų, 500 000 zlotų garantija. Oho! 500 000 zlotų garantija muitinės sandėlys, bet yra didelio potencialo aukti. Ten buvau maždaug, kaip bus blogai, kaip šviesos nebus. Ten buvau maždaug 7:30 Lenkijos laiku, tai 8:30 ir turėjau susitikimą, nublema šitą damušių, ir turėjau susitikimą su to sandėlios. Ir turėjau susitikimą su to sandėlio savininku, ir vadovu, ir vadybininkė Natalija. Būčiau prastas youtuberis, jei neįspręčiau šitos problemos. Tai žiūrėkit, yra iPhone'as, jis išviečia, jį pridedi prie kameros ir gaunasi puikus stovelis. Nes turiu laiko, trenerio matau dar nėra, tai tą laiką reikia išnaudoti. Papasakoti jums apie Lenkiją ir apie Uzbekistano rinką, o sandėlius jau paliksiu tam laikui, kai pradės šviesti saulė, arba bent jau per debesis kažkokius spinduliai iki mūsų daidinėti, arba tiesiog jau, kai būsim šviesesniai patalpoje. Tai žiūrėkit, nuvažiavus į Spedi Grupą, atšventėm tai, kad gavom pagaliau tą licenciją, leidimą, atšventėm, kad pagaliau turim pirmą klientą. Vakar kaip tik, kai atvažiavo pirmas klientas įsikrauti tą muitinę sandėlį, nes tas užtruko taip ilgai, kad jau praradom visi viltį, kad gal to biznio jau net ir nebereikia. Bet ne, tą verslą vis tik daryti reikia. Atvažiavo medžio gaminiai, detalės ir dar kažkas, tai daliniai krovinukai, kuriuos tikrai reikėjo tranzitus uždaryti. Jie kroviniai iš Turkijos, tranzitus uždaryti reikia muitinės sandėlį, muitinės sandėlių atidarimas ir aptarnavimas, o jų kaip sandėliavimo įmonės, tai naujas produktas, kad muitinės sandėliai. Ir dar nežinau, kokiu keliu eisim, ar atidarinėsim tokius toliau muitinės sandėlius su skirtingais partneriais, ar vis tik pradėsim vystyti sandėliavimo paslaugą ir pardavinėsim per savo 1000 klientų minę, dar nežinau. Bet pasikalbėjus apie 8:30, gal be 29 ryto, Lenkijos laiku išlėkėm į Uzbekistano Lenkijos prekybos rūmų organizuojamą renginį. Tas renginys, reikia nepraleisti trenerę, paskui visi juoksis iš manęs. Atėjau į sportą, o gal nėra šiandien sporto. Tikiuosi, kad yra. Būtų juokinga. Tai, reiškia, atvažiavom į Lenkijos Uzbekistano prekybos rūmų organizuojamą susitikimą, kuriame buvo 100 žmonių. Kokie 200, gal 300 tikrai buvo. Buvo organizuota kažkokiam tai kino muzikos saliai. Fainai, kad buvo ministras iš Uzbekistano,
fainai, kad buvo daug atstovų, daug įmonių atstovų, sąrašus gavau, parsivežiau. Čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, ką reikia daryti, kai varot į tokius renginius, tai imkit sąrašus. Nesisarmatinkit prašyti sąrašų, imkit vizitinės, nesisarmatinkit imti tas vizitinės, kad jos tik tai atneštų jums kažkokios grąžos. Nors apie renginį aš turiu dar geresnę nuomonę, ką turėtumėm padaryti ir kas turėtų veikti, bet atvažiavo treneris. Eisiu dabar persirengsiu, pasportuosiu, o paskui būtinai jums užrašysiu, ką aš galvoju apie renginius ir kaip iš jų ištraukti kuo daugiau naudos. Nu va, visai kita nuotaika, šviesu, gera, eiti namo ir pasakot, ankus verkiantis. Tai atvažiavus mum į Varšuvą, iš karto į Legionovos gatvę, mane nustebino kiek žmonių. Iš pradžių nesupratau, kodėl, nes mes uzbekam šiaip savo. Yra tokie Centrinės Azijos projektai, tokia įmonė, Andrius Burba, mano geras pažįstamas, organizavo tokį verslą ir padeda Lietuvos verslininkam arba Centrinės Azijos verslininkam atrasti Lietuvą. Ir jisai čia organizavo tikrai aukšto lygio renginį, bet jisai nebuvo toksai paklausus kaip čia, žemesnio, daug žemesnio lygio, labai prasta organizacija, labai daug laiko netenkama buvo, bet aš supratau, nes kaip parodė skaičius, tai Uzbekistanas su Europą per 2023 suprekiavo 69 milijardus, o iki 25 metų savo įsikėlė tikslą pasiekti 100 milijardų bendros apyvartos. Tai yra labai didelis skaičiai. Ir Lenkija, pasirodo, yra trečių numerių jų partnerių sąraše. Tai jie į Lenkiją eksportuoja vaisius, džiovintus, žalius ir tada jie perka iš Lenkijos labai daug vištienos, pavyzdžiui, produktų, maisto gaminių, visokių perdirbimo paslaugų, nes jie iš tikrųjų labai daug veža tekstilės, daug gamina gerą liną turi pramonę ir viską daro Lenkai. Lodzės regione turi didžiausią tokią gamyklėlę, kurioje jie iš tikrųjų daug perdirba tos lengvosios tekstilės, lengvosios pramonės ir pasirodo Uzbekistanas labai daug veža į tas gamyklas, kad iš žaliavų pasidarytų produktais ir paskui jau kaip europietiškas produktas būtų realizuotas Lenkijai. Tada mane nustebino, kad pas mus kažkaip kaip kalba apie Uzbekistaną, tai kalba apie sankcijų apėjimą, apie kažkaip prekių tiekimą į Rusiją. Nors tai yra visiškai netiesa, tai yra nebent sukčiavimo schema, nes kitaip Uzbekistanas yra visiškai kitoj muitų zonai. Tai ką reiškia, nuveši prekes į Uzbekistaną, išmuitinsi, sumokėsi mokesčius ir tada veši į Rusiją. Nu taip, bet tada tikslas pasiektas, nes Rusai sumoka daugiau mokesčių, susilpina savo ekonomiką ir neturi iš ko gamintis karinės technikos ir pulti Ukrainą. Bet jeigu taip žiūrėti ekonomiškai, tai yra visiškai neteisingai ir Uzbekistanas tai yra 40 milijonų turinti gyventojų tauta ir priauganti po 1 milijoną kasmet. Tai kitaip sakant, yra išskaičiavimas, kad jeigu priauga milijonų gyventojų, tai maždaug 250 tūkstančių butų, 250 tūkstančių automobilių ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra milžiniški skaičiai, kur mums viskas įdomu. Ir tikrai yra Lietuvos įmonių, paslaugų įmonių, ypač fintechų, kurie yra nuėję į Uzbekistaną, nes mato didelę rinką ir tenai teikia, bet tai yra tapetai, plytelės. Pasako, kad vienas iš top 5 produktų tai yra lenkiškos plytelės, kurios važiuoja, aš net nežinau, kad Lenkai gamina plytelės, niekada nepasirinkčiau, o važiuoja į tenai. Top 5, aišku, yra vištiena, kas yra logiška, nes Lenkai daugiausiai jos pasaulyje perdirba, nu ir kiti produktai. Tai buvo logistikos įmonė Clever ir mano darbuotojai liko sužavėti tuo, ką jie padarė. O aš visą gyvenimą tai naudoju. Žmogus per tokį renginį įsiprašė ar sumokėjo net, kad atsistotų ant scenos. Ir kompanijėlė iš 4 darbuotojų prie 300 žmonių auditorijos tapo žvaigždėm. Jie pradėjo visus konsultuoti apie logistiką, pradėjo pasakoti, nu tikriausiai mano žinios ar mano darbuotojų žinios 10 kartų didesnės, nes mes dirbam su visais vežėjais, su daugybė skirtingų prekių, o ne tik tai, pavyzdžiui, su geležinkeliu, kaip ta kompanija buvo. Bet iš tikrųjų, jie pristatė savo skaidres, padarė savo darbą, tai jeigu kada nors dalyvausit panašiam renginį, tai pasistengkit užlipti ant scenos, nes nuo scenos žmonės atrodo turintys autoritetą ir galintys konsultuoti. Tas yra patikrinta, Jurgis tą seniai atradęs, daro YouTube kanalus, daro visokias prezentacijas tam, kad paeitų. Tai va, o paskui mes su Agnieška, kadangi Agnieška vadovauja mano
įmonė, kuri teikia vidinės muitinės paslaugas, labai daug kalbėjom apie pardavimus. Ir apie pardavimus aš aplamai turiu jūs updatint, turiu daug visko. Bet dabar laikas į dušą, nusiprausti, nes ofisas tikrai nelauks ir darbai ten patys nepasidarys. Aš vis tą projektorių kankinu, bet dabar pareisiu, pažadu, užkrausiu viską, kad galėčiau su jumis kalbėtis nepertraukiamai ir nedarant kažkokių tai didelių klaidų. Jūs tikriausiai įsivaizduojat ir suprantat, kad tie žmonės, kurie dirba dažniausiai su procesais, su kažkokių procesų optimizavimu, ar standartizavimu, ar įmontavimu į IT technologijas, dažniausiai tie visi žmonės yra kaip čia intravertai. Ir jiems skambinti yra sunku. Tačiau mano atveju Marina yra iš tikrųjų žmogus, kuris kompanijoje dirba apie 10 beveik metų, žino visus mūsų procesus, žino visas mūsų paslaugas, žino, ką mes gerai darom, ką blogai darom. Ir ją paprašyti trumpam periode, savaitę, 7 darbo dienas, paskambint esamiem klientam ir pasikalbėti, kaip jie jaučiasi, ką planuoja 2024 metam, ką reikėtų jiem paderinti, ką reikėtų jiem paaiškinti, ką reikėtų pataisyti, tikrai gali padaryti ir tuo pačiu išsibandyti savo taip mylimą, vystomą ERPO sistemoje veikiančią CRM mūsų programą. Tai Marina sutiko, aš labai džiaugiuosi, tai turiu dabar tokius 3 karius, kuriuos pastatėm ant 300 esamų Bunastos klientų, UAB Bunastos dėmesio, nes Bunasta turi daug klientų per visas įmonės, bet pavyzdžiui, Anglija turi tenai savo klientus, Lenkija turi savo klientus, Lietuva turi savo klientus, Ukraina savo klientus ir taip toliau ir panašiai. Tai dėl to Bunasta Lietuva turi top 300 klientų, kurie generuoja 60 pajamų. Anksčiau paretas buvo 80-20, dabar paretas mano akim žiūrint 60 ir 40. Tai Jekaterinos, Ievos ir Marinos darbas yra apskambinti top tuos 300, išsiaiškinti, paaiškinti, kokias naujas paslaugas pasileidom, kur galim būti jiem naudingi. Pavyzdžiui, jeigu veža prekes į Turkiją, tai galim padaryti daug deklaracijų čia, nereikės mokėti brangiai, nereikės gaišti laiko ant Turkijos sienos. Jeigu važiuoja į Angliją, galim padaryti čia, galim padaryti Prancūzijoje, galim padaryti ant sienos, nu žodžiu. Tuos ir kitus dalykus šiek tiek atnaujinom kainininkus, tai jeigu jie atkreips dėmesį, kad kažkas kažko neperka, tai galės pasiūlyti naują kainininką. Tik tai aš nenoriu, kad jie eitų su tą misiją iš karto siūlyti naujo kainininko, nes bus taip, kad klientas perka 100 paslaugų, moka 17 eurų, tai mes suprekiaujam 1700. Ir paskui jisai pirks 100 paslaugų, bet sumokės po 15 eurų ir gausim jau nebe 1700, o 1500. Ir taip labai dažnai atsitinka pardavimuose, nes klientas neturi 120 užsakymus, kaip turėjo 100, taip ir turi, bet mes sumažinam kainas. Tai labai svarbu, mažinant kainą, pasididinti kiekį, nes marža tikiu, kad jinai nepasikeis, nes buhalterija sąskaitą išrašo tam pačiam klientui, vadybininkas prižiūri tą patį klientą, bet reikia, jeigu duodat 15 eurų, tai duokit jam taip viską, kad jisai padidintų jums kiekį ir tik tada gautų didesnę nuolaidą. Tai tokiom tendencijom gyvenu, vakar šiek tiek Lenkus updateinom, bet apie tai gal biškį vėliau jau iš ofiso, nes tikrai turiu ką papasakoti ir pasakyti. Noriu susikaupti, pasiruošti, laukia nelengva ir nepaprasta dienelė šiandien manęs. Visi mes žinom, kad lengviausia ir geriausia dirbti su esamais klientais ir su esamais klientais privalo dirbti vadybininkai, kurie juos pažįsta, kur žino jų poreikius, supranta, net sveikina su gimtadieniais, gal kai kada dovanoja kažkokias dovanas. Žodžiu, taip toliau ir panašiai, tai esami klientai mums labai svarbu, mes dirbam, bet niekaip negalim prasilaužti su naujais klientais. Naujais klientais ypač Anglijos. Ir mano problema, kurią aš matau, mes pardavinėjam, tai nėra taip, kad mes neturim ten 20-30 naujų užsakymų per mėnesį, bet kad 300, kad 3000 priaugtų, mes tokio, kaip čia, išlošio dar nesuradom. Ir aš suprantu, kad reikia surasti tokią vyšnę. O kokią tą vyšnę ant torto, arba kodėl jiem reikia pirkti pas mus, labai sunkiai gimdosi. Ir čia nuo naujų paslaugų iki kažkokių tai pasiūlymų, kad pavyzdžiui, užsakyk dabar Bunastoj ir vienas per mėnesį užsakęs laimė iPhone'ą, arba ten Škoda Fabia. Žodžiu,
galvoju apie visokius motyvacinius metodus, neturiu su kuo pasitarti, bet labai noriu ir tikiuosi, kad greitu metu surasiu tą sprendimą, nes jisai man jau pradeda mane žlugdyti. Jeigu va taip ką sugalvojai ir iš karto pavyko, arba iš karto pasidarė, nežinau, koks aš būčiau turtingas ar sėkmingas. Blemba, tiek visokių minčių, idėjų, nežinojimo, kaip jo padaryti. Oi, iš tikrųjų, nežinau, kaip jūs tvarkatės tuo. Einu dabar į susitikimą klubo, į kurį labai seniai įstojau. Aš jau dalinausi apie jį, tikiuosi, kad bus naudingas šitas susitikimas. Viskas, hebra, naktis po 9:10. Išeinu, blemba, planavau iki 6 pabūt. Jana jau tenai ir su vaikais susitvarkė, ir su šunim susitvarkė, ir su visais. Tiesiog taip susiklostė. Neplanuotai, užtruko viskas ilgiau nei buvo, bet buvo labai įdomu. Ir šį kartą reabilituosiu visiškai klubą. Čia buvo susitikę ne Bizono klubo nariai, tie, kur kaip mes mokam po 6 štukas. O čia buvo susitikę BNB klubo nariai. Tai yra daug mažesni. Jie moka tik tai 800 ar gal 700 eurų iš vis per metus. Ir jie mus iš Bizono klubo pasikvietė kaip speakerius. Ir buvo taip. Buvo Anastasija, mergina iš Baltarusijos, turi savo kalbų mokyklą. Pasakojo apie networką, kur jinai mokėsi Anglijoje ir kaip Anglijoje vyksta visai kitaip networkingas negu pas mus. Tada kalbėjo Jurgis Adomavičius ir pasakojo, kuo skiriasi amatininkas nuo verslininko. Irgi buvo tikrai labai neblogas laikas ir neblogas pokalbis. Tada buvo trečias pranešėjas, Romanas, jisai kalbėjo apie marketingą. Tada buvo ketvirtas speakeris, buvo Genadijus, kuris kalbėjo apie motivaciją, KPI-sus ir kitus dalykus. Aš tiek įsinešiau idėjų, tiek minčių, aš tikrai esu jau nurašęs visus šitus klubus. Bet aš taip spėju, kad todėl, kad aš juos einu pardavinėti mūsų paslaugų. Man taip blogai. Aš einu parduoti, nes man nėra pardavimų, norisi rezultatų ir aš einu visur koncentruojuosi. Pardavimai. O man reikia koncentruotis į tą įrankį, kaip sukurti pardavimus, kad jie būtų gerai. Tai aš šiandien tikrai iš Romano, iš Genadijaus, net ir iš pačios tos Nastijos, o gal net ir iš Jurgio, kuris ruošiasi tam pranešimui, įsinešiau, kaip sukurti tą meškerę, kad būtų gerai. Wow. Komplimentai čia Andriui ir Irinai, kurie organizavo šitą dalyką. Malačiai, tikrai gerai. Štai taip ir išbuvau dar 5 valandam daugiau nei planavau, nes tikrai buvo verta, įdomu ir naudinga. Viskas, dabar pa žmoną, ilsėtis, nes rytoj pirmas susitikimas 9 ir Rygoj. Į Rygą į cukierkų fabriką. Lemba, biškį pavogiau už savęs valandytę. Planau išvažiuoti bent jau pusvalandžio anksčiau. Bet taip jau gavosi. Kodėl planau išvažiuoti anksčiau? Nes reikia taikyti prie kamščių. Žinokit, reikia, kad nepataikyti į Panevėžio kamštį, reikia nepataikyti į Vilniaus kamštį. Reikia visą laiką galvoti, kur yra kokie kamščiai. Nieko, yra kaip yra. Sėdu į automobilį, lekiu. Rygoj turiu sutvarkyti kelis labai svarbius reikalus. Tai dabar reikia tik pasiekti automobilį ir stengtis išlysti iš Vilniaus kamščių kuo greičiau, kad tik tai neužstrigti. Nes jeigu užstrigsiu, bus šakets, nes turiu Rygoj labai svarbius susitikimus. Apie kokius kalbu, ką ten veiksiu, papasakosiu vėliau. Pirmas mano susitikimas bus Elizabetas Jėla gatvėj ir susitiksiu su tokiu Baltic Partner įmonė, kuri padeda surasti investuotojus, pinigus ir kitus resursus, kurių reikia verslam. Šiuo metu mano verslui tų resursų jau reikia, jau kentėti nebegalima, tai važiuoju pasikalbėti. Man rekomendavo tą žmogų, turi žmonės geros patirties, investuojant, perkant, darant bendrus projektus. Tai už tai su Valerijum, su žmogum, tuo vadovaujančiu partneriu, aš šiandien ir susitiksiu ir aptarsiu. Čia bus pirmas susitikimas. Antras susitikimas bus dėl leadsų generavimo. Tai įmonė, kuri startuolis, pasižymė
labai gera konversija, reiškia tikrai moka kažkaip atrinkti lydsus. Sako, kad naudoja ir LinkedIną, ir kitas technologijas, tai pamatysim, sužinosim, bus susitikimas Worklande, tai bus įdomu dar kartelį aplankyti Rygos Workland. Jeigu atsimenat situaciją, buvo mašina mano užrakinta tiesiog tenai, kad neišvažiuočiau. Tai čia bus šitas reikalas sutvarkytas. Ir trečias susitikimas, tai su Vadimu, su žmogum, su kuriuo susipažinau prieš, nežinau, 4-5 metus, kai pradėjom savo sklypo Daugpilį įsigijimą. Dabar noriu pasikalbėti, ar nebūtų galima kažkaip tą sklypą, pavyzdžiui, įkeisti, išnuomoti ar dar kažką padaryti, nes rytų siena, kaip sakant, yra ir man reikia kažkokio žmogaus partnerio, kuris moka gerai tvarkyti su nekilnojamu turtu Latvijai. Tai va, 3 tokie svarbus susitikimai, kurie vienaip ar kitaip atneš pinigų. Ir ką, o pakeliui turiu 2 online'us įsidėjęs. Tai vienas online'as su mūsų HR dėl pardavimų žmonių paieškos. Tai Bunastoj viskas labai aišku ir konkretu. Dirbam su esamais klientais. Su esamais klientais šiek tiek padeda, kol nesurasim vadybininko, kuris galėtų ateiti ir kaip bitininkas bites prižiūrėti taip mūsų klientus. Tai kol kas padeda tiek IT analitikas, tiek mūsų teisininkė. Merginos šauniai darbuojasi, vakar pasitikrinau, rezultatai faini, geri, tikiuosi, kad tuo vaisius skinsim, nes mano paskaičiavimais tai ant esamų klientų mes dabar prarandam 60-70 tūkstančių, ką galėtumėm susigrąžinti, išlaikę teisingą ir gerą kontaktą. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra nauji klientai, segmentuojasi į 2 dalis. Tai yra ekspeditoriai. Ekspeditoriai gali būti iš viso pasaulio. Svarbu, kad jie ekspedijuotų krovinius į Angliją. Ir tas antrasis segmentas, kur nauji klientai, tai yra vežėjai, kurie veža krovinius. Kaip aš skirstau, 40% paslaugas užsako patys vežėjai, 60% paslaugas užsako ekspeditoriai. Ekspeditorius sunkiau surasti rinkoje, vežėjų sąrašą turim. Tai reiškia, reikia tik tai apskambinti. Skambutis, kokybiškas skambutis, pasiūlymas ir vertės sukūrimas kažkoks. Tai vat, ties to viskuo ir dirbam. Tai ko mums trūksta? Mums trūksta žmonių, kurie padėtų suskambinti ir pristatyti Bunastą 16 tūkstančių vežėjų iš viso pasaulio. Bet iš viso pasaulio aš galiu, kur norit, sakykit, kokią nors šalį, pavyzdžiui, prancūzų, 800 įmonių, pavyzdžiui, vokiečių, 900 įmonių, pavyzdžiui, italų, 1200, žodžiu, skambint kam nori, ispanų, 800 įmonių, rumunų, 3000 įmonių, lenkų, 2000 įmonių, žodžiu, taip toliau ir panašiai. Tai reikia dirbti, reikia skambinti, reikia susitikinėti, reikia ieškoti vertės pasiūlymo, kodėl jiem reikia rinktis mus ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, su tuo dirbam ir tikiuosi, kad jau, kaip sakant, esam geram antram raunde, o ne iš tikrųjų dar tik tai ruošiamės kovai ir esam tik treniruotis. Nežinau. Bėgu, lekiu, šoku, skubu. Žiūrėk, tokio gražioje vietoje Rygos. Pilis kažkokia. Lemų, kaip seniai buvau, nieko nebeatsimenu. Čia viskas pasikeitė. Neatsimenu, nei kur eiti. Taip laikas greitai bėga. Taip ta galva viską užmiršta. Trina visus dalykus. Bet neištrina nufilmuoti videoblogą. Taip kad ačiū, kad žiūrėjot. Aš į paskutinį susitikimą, paskui labai skubėsiu į Vilnių. Šiandien turiu pasimatymą su žmona ir draugais. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit like, subscribe, jeigu nesubscribinot. O komentaruose visą laiką lauksiu gerų arba ne visada gerų žinučių. Komentuokit. Man smagu gauti iš jūsų atgalinį ryšį. Iki kito karto. Iki.